Na ką, praeikime pro mano lentynėlės. Dar turiu moliūgėlių, kas norite pasipuošti rudenėliu, štai tokius keramikinius. Čia yra mažesnis dydis, o čia yra didesnis. Kam reikia, prašom. Keramikiniai šuniukai vazos. Su kompozicija yra įkelta į e-shopą. Kam reikia, padarau. Stiklinės tokias. Žvakidės gali būti ir... Aš naujiem metam darau labai gražiai, man kompozicijas jas gaunasi. Tokia stiklinė vaza gėlytėm pasimerkti. Ir aišku, indeliai žvakių. Man jie labai gražus, kas mėgsta juodą spalvą, labai idealiai tinka prie juodą. Ir tokie pat šuniukai kreminiai. Mano moliūgėliai daromi. Toliau yra vaisinė, įkelta yra į e-shopą. Uogyčių dar neįkėliau, nes nebespėju, bet labai gražios tokias, gal kaip ir violetinė čia spalva, nežinau, juoda tokia. O vaza, tai vaisinė ar saldaininė, nu čia jau jūsų fantazijom. Yra įkelta į e-shopą, galite pasižiūrėti. Kas mėgstate nedažytas, natūralios spalvos, jos visas yra sunkios, pagamintos iš cemento. Tai yra ką paimti jas, išlaikyti su viena ranka gan sunku. Taip pat dar turiu 2 šviestuvus, tokius dekoratyvinius su drambliuku. Kaip žinote, drambliukai neša laimę. Jis yra rankų darbo. Labai gražus, man patinka drambliai. Žalvarinė tokia vazelė yra įkelta šopė ir aišku mano didieji elniukai. Pasakiško grožio. Čia karaliauja didieji elniai ir povai. Povus turiu tokius pardavimuose. Bet aišku nesukeliu į e-shopą, nes nebespėju. Štai va toks didysis elnias. Aplipęs povais. Kas puošite šiais metais eglutę baltų dekoru, siūlau įdėti štai tokius poviukus su štai tokiais karoliukais. Šiais metais labai madoje yra jie. Tai vat pasipuošti tokį ilgą uodegį povą, man atrodo, labai eglutę pagyvina jie. Labai gražiai atrodo, tikrai. Čia karaliauja mažesni elniukai. Mano moliūgėliai daryti. Ir kaip aišku, be klasikinės juodos. Turiu dar štai tokių vazonėlių, yra įkelti e-shopą. Šitas taip pat yra įkeltas. Ananasiukai. Topiniai man jie tokie visada madingi. Keramikinės rankytės. Kas darote kompozicijas, labai gražu jas įdėti. Matėte, aš bonsai medelį įdėjus esu. Čia kalėdinė kolekcija su tokiais seneliais šalčiais. Tai parodysiu kažkada visus. Visą jų kolekciją. Rudeninės man su kriaušėm. Tokias vazos keramikinės. Ir toliau mano rankų darbo žvakė, moliūgėlis. Kriauklė. Ir dar tokius turiu kalėdiškus. Dovanom galima. Čia viduje yra įlieta žvakė. Karuselė. Vakarais jau, kadangi temsta anksčiau, užsidegti žvakę.